Ar jūs dalyvaujate loterijose? Tai aš kad nedalyvauju. Ką man tos loterijos? Taigi aš ir taip milijonierius. Loterija iš principo yra, kas? Varguolio viltis paskutinė. Prisiperka tų loterijų ir galvoja, kad laimės ką nors. O jeigu jau laimi milijoną, tai žinot, ką nusiperka? Skalbenkę paprasčiausia, kokią randa ir pigiausia. Čia tokia kaip nerašyta taisyklė. Iš vis ne loterijos blogiausia yra. O tai kas? Tai tie lipdukai dabar jau ne tik parduotuvėse, bet ir degalinėse dalina. Kokie čia lipdukai? Perki daiktus ir duoda tų lipdukų. Ir dar pardavėja kokią nors storą sako, a jums iki pilnas lipdukas liko 5 litas, ar jūs nusipirksite kažką? Nieko aš nepirksiu. Jeigu man reiktų tų lipdukų, aš nueičiau ir nusipirkčiau. Bet čiagi tokia verslo skatinimo akcija. Šūda čia neskatinimo akcija. Iš tų lipdukų kas? Vieninteliai tai turbūt lipdukų gamintojai pasiskatina savo ten verslus. Taigi galima sukaupti nuolaidai? Aš verslininkas, aš žinau, kad nuolaida gamtoj neegzistuoja. Čia marketinginis bairis yra. O be to, jūs pasižiūrėkit, ką už tos lipdukus galima nusipirkti. Aukštus, peilius, puodus, keptuvės visokias. Tai kas čia, jums kepėjas, virėjas kažkoks, kad su tais dalykais čia kažką tai gaminčiau. Tai yra mano virėjai, kuriems jeigu reikia, aš jam duodu babkių, nueina ir nusiperka, ko jam reikia. Lipdukai, matai. Jūsgi milijonierius. Tai taip. Varguoliai tegul skaičiuoja tos savo lipdukus. Jie perka daugiau matvarškės, kad jiem ten pilnai ten tų lipdukų užtektų susiklijuoti. Nesąmonė kažkokia. Vieną kartą stovi, žiūri, jau degančiom akim žiūri, tos mano lipdukus už mane žmogus stovėjo. Tai sakau, imki tos lipdukus. Tai jau toks laimingas buvo, visas jau patenkintas, jau persidžiaugęs, atrodo, inkstą būčiau paaukojęs mirštančiam žmogui. Vieną kartą jau netyčia prisirinkau tų lipdukų, kišeniai paėmiau prie konteinerių išmečiau. Tai 2 moteris, amžių mokytojos, turbūt inteligentės kažkokios, puolė prie tų lipdukų, susimušė už plaukų, nenormalios kažkokios, aš nesuprantu. O pats nemastėte lipdukų akcijos savo dešroms? Tikrai nedarėme ir tikrai nedarysim šitų nesąmonių su tais lipdukais. Užtenka, kad į savikainą įeina dešros lipdukas, kad sveika, natūraliai ekologiška dešra. Tai va tokį ir šliom. Perka paskui, kai žvėris visi tas dešras, tai dabar to taip pardavimo pakilo, kad net antrą cechą atidarinėjom. Tai gal pagaliau ir mėsos pradėsite dėti į savo dešras? Ar tu klausai manęs ar ne? Aš jau sakiau, mes nedėjom, nededam ir tikrai nedėsim tos tavo dešros. Mėsos.